Sveiki visi, aš esu Lina Talžūnaitė ir kaip visą laiką sveikinuosi su jumis iš TwinBet arenos. Pas mus jau jaučiasi Eurokapo įkarštis ir šiandien Vilkai stoja į kovą su Ulmo Ratiem Harm komanda, o mes kaip visą laiką apsižvalgykime po areną. Važiuojam! Tai sakykite, kokius dažniausiai marškinėlius perka? Dažniausiai perka žaidybinius šitai marškinėlius. Žemaitė mūsų labai mėgsta. Aha. Ir tarp kitko šitos labai pradėjo. Jums asmeniškai, kuris yra pats gražiausias marškinėliai, kurie pats gražiausias? Kuris man pats gražiausias. Turbūt nešiojate gal nebūtinai tik tai arenoje, bet ir namuose, ir laisvalaikiui. Išeinu laisvalaikiu su draugais susitikti, taip. Dabar sužaisime trumpą žaidimą ir paklausinėsime sirgalių, kaip jie gerai pažįsta Wolves krepšininkus. Jisai komandoje žaidžia nuo pat klubo įsikūrimo pradžios. Kristupas gal tas? Taip. Kristupas Žemaitis. Kristupas Žemaitis. Teisingai. O antrasis žaidėjas yra žaidęs Eurolygoje. Tayloras? Tai Tayloras. Turi 2 valstybių pilietybę. Taylor turbūt. Jeffrey Taylor. Taip, teisingai. Yra rungtyniavęs Kauno Žalgiryje. Marekas Blaževič. Taip, Marekas Blaževičius. Yra rungtyniavęs Kauno Žalgiryje ir yra rungtyniavęs... Blaževičių. Taip, iš karto gerai. Ir yra žaidęs Atėnų Panathinaikos komandoje. Andrew. Praėjusiame sezone žaidė Ispanijos klube. Andrew. Taip, teisingai. Tai sakykite, jums asmeniškai, Mindaugai, krepšinis, ką reiškia, kokią vietą užima gyvenime? Jisai didelę užima vietą, nes aš turbūt visą gyvenimą jame buvau. Dabar gal šiek tiek mažesnė iš vienos pusės, bet visada asocijuojasi su vienu dalyku, tai yra emocija. Tai ateinu aš pažiūrėti ne tik tai, kas laimės, bet kiek tų emocijų galima pasiūlyti per 1,5 valandos. O pati Wolves komanda, ar jau esate susipažinęs, ar pirmą kartą stebite čia, koks įspūdis apie komandą? Jo, aš pažįstu, šiais metais man labai intriguoja šitą komandą dėl surinktų lietuvių. Legionieriai labai irgi fantastiški, bet šiemet galbūt daug labai tikiuosi iš tų jaunųjų lietuvių, sąlyginai jaunųjų. Taip, Marekas. Tų, kurie buvo šiek tiek dingę, dabar vėl grįžo, tai juos įdomiausia turbūt stebėti. Tell me, what do you think about Lithuania, about this country? I really like it. Not too much the weather, but Yeah, it's rainy. yeah. But the people is very kind. I really like it. Do you miss Italian food? Yes, a little bit. Yeah, pasta or pizza, what do you miss? Oh, pasta more Pasta. than pizza. Yeah. And how do you say it in Italian, I love basketball? Io amo il basket. Tai kaip visą laiką tarp Vilkų epizode buvau aš, Lina Talžūnaitė, ir iki greito. Never miss a moment. Subscribe to BC Wolves YouTube channel now.